Sveiki, šiandien pristatysiu Capacity Tracker projektą, kofinansuojamą ES pagal naujos kartos Lietuva planą. Capacity Tracker – tai skaitmeninė krovinių platforma, skirta sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir pagerinti bendrą kelių transporto sektoriaus tvarumą. Trumpai apie pristatymo turinį. Tai pradžioje apžvelgsime patį ES projektą, tada trumpai papasakosiu apie projekto sprendžiamas problemas, aptarsime projekto įgyvendinimo principai, kaip tai buvo realizuota būtent šiame projekte, tada trumpai papasakosiu apie sistemos funkcijas ir pristatymo pabaigoje apžvelgsime patį projektą gyvai. ES projektas. Projekto kodas 02006K0091ES. Projektas buvo pradėtas 2023 metais, Liepos 31 dieną, projekto pabaiga yra 2024 metai, gruodžio 31 diena. Kofinansuojama ES paramos dalis yra 48 573,42 eurų. Projekto vykdytojas yra UAB Provokat. Capacity Tracker projekto tikslas yra sukurti įrankį, kuris palengvintų didesnio bendradarbiavimo tinklo kūrimą krovinių vežimo keliais srityje. Čia mes kūrėme skaitmeninį krovinių bendradarbiavimo sąsajos centrą, platformą, sistemą, siekdami sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir pagerinti bendrą kelių transporto sektoriaus tvarumą. ES projekto sprendžiamos problemos. Kaip žinome, iki 2050 metų yra ambicingas tikslas pasiekti, kad ES kelių transporto sektoriuje nebūtų jokių išmetamų teršalų. Tai yra plataus užmojo tikslas, kuriam pasiekti reiks tikrai daug pastangų ir investicijų. Apie 70% ES krovinių yra vežama keliais. O įvairiose ataskaitose teigiama, kad sunkiosios transporto priemonės išmetė 147 milijonus tonų CO2 ekvivalentų. Sunkios transporto priemonės išmeta 28% ES kelių transporto išmetamo CO2 kiekių, nors jo sudaro tik 2%. Nuo 2014 metų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis kasmet didėjo. Aišku, išimtis buvo COVID-19 pandemijos metu. Sunkvežimio eksploatavimo trukmė vidutiniškai yra 18 metų. Reiškia, kad nepaisant naujų tikslų, sunkvežimiai išmetantis CO2 vis dar gali būti kelyje netgi 2050 metais, kai ES turėtų pasiekti savo nulinį grynąjį tikslą. Ir tik apie 1% sunkvežimių dabar nepasikliauja vidaus degimo variklių. Projekto įgyvendinimo principai. Čia trumpai papasakosiu, kokiais principais mes rėmėmės, įdant įgyvendinti esminį projekto tikslą. Kaip žinome, projekto tikslas yra apjungti krovinių siuntėjus ir vežėjus į vieną bendrą tinklą, sistemą, ko pasiekoje optimizuojami krovinių pervežimų užsakymai. Kaip pervežimiem kroviniams surandami laisvi vežėjų maršrutai, į kuriuos galima pakrauti maršruto kryptį atitinkančius krovinius. Norėdami optimizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą logistikoje, pirmiausia yra svarbu mažinti maršrutus bei kelionės atkarpas, kuriuose transporto priemonės važiuoja tuščios arba pusiau tuščios. Įdant įgyvendinti šį tikslą, pirmiausia yra svarbu apjungti siuntėjus ir vežėjus į bendrą tinklą, bei sukurtos sistemos pagalba registruotiem kroviniam surasti duotuoju momentu maršruto atkarpas, kuriuose potencialiai galima pakrauti siuntėjų krovinius. Jeigu kalbant trumpai, tai yra siuntėjai, kurie registruoja krovinius, yra vežėjai, kurie veža krovinius. Papildomai vežėjai gali pranešti apie savo maršrutus, kuriais važiuoja, pranešti, kiek maršrute yra laisvos vietos, kokios yra maršruto datos, o sistema automatiškai parinks siuntėjų krovinius atitinkančius šios vežėjo maršrutus. Tai krovinys, kuris yra nepakraunamas į transporto priemonę, kuri yra dalinai pakrauta, tam kroviniui pervežti bus reikalinga nauja transporto priemonė, kuri galimai taip pat važiuos pusiau tuščia. Todėl yra labai svarbu optimizuoti krovinio užsakymų įgyvendinimą taip, kad transporto priemonės būtų užpildytos pilnai. Šioje skaidrėje apžvelgsime projekto sistemos pagrindinės funkcijas. Pagrindinės sistemos funkcijos yra išskirstytos pagal funkcijas siuntėjams ir funkcijas vežėjams. Siuntėjai gali savarankiškai registruoti sistemą, siuntėjai gali registruoti turimus krovinius bei juos peržiūrėti sąraše pagal atitinkamas būsenas.
matyti sistemoje registruotus pervežimo pasiūlymus, juos peržiūrėti, komunikuoti su vežėjais dėl pervežimo pasiūlymų, bei iš pasirinkto pasiūlymo sukurti pervežimo užsakymą bei įtvirtinti. Vežėjai gali registruotis taip pat sistemoje, nurodyti savo transportavimo ar transporto kryptis, pateikti indikacinės arba galutinės kainas, registruoti aktualius transporto maršrutus, pateikiant taip pat laisvą vietą transporto priemoniai, gali pateikti pasiūlymus rankiniu būdu arba suteikti, kad sistema teiktų pasiūlymus siuntėjams automatiniu būdu, gali tęsti komunikaciją su siuntėjais dėl pervežimo, pasitikslinti dėl krovinio paėmimo duomenų ir galutinai, kai yra gaunamas užsakymas iš siuntėjo, tvirtinti pervežimo užsakymą. Sukurto projekto apžvalga. Projektas yra sukurtas ir viešai pasiekiamas logistikos rinkos dalyviam. Tiek siuntėjai, tiek vežėjai gali registruoti sistemoje ir pradėti naudotis platformą. Dabar trumpai apžvelgsime įgyvendintą projektą, kuris yra adresu https://capacitytracker.eu. Detalesnės projekto naudojimo instrukcijas galėsite rasti projekto vadovo dokumentacijoje arba peržiūrėti kitus šio kanalo vaizdo įrašus. Kaip matote, projektas yra paleistas gyvai. Čia matome bendrą informaciją apie projektą, jo privalumus. Taip pat mes matom atitinkamus puslapius, kurie aprašo privalumus siuntėjam, kodėl jam būtų verta naudoti sistemą. Taip pat informacija vežėjam bei trumpas aprašymas apie pačią projekto idėją, funkcijas ir taip toliau. Taip pat vadovaudamiesi reikalavimais pagal ES viešinimo principus, mes pateikėm visą informaciją projekte apie ES gautą kofinansavimą šitam projektui. Atitinkamai tiek siuntėjai, tiek vežėjai gali pradėti registraciją, nurodydami savo duomenis, arba jeigu jau yra registravęsi sistemą, gali tiesiog prie jos prisijungti, nurodydami savo